Sveiki, mėly kanalo bičiuliai. Senokai darėm laidą Pažink žmogų ir dabar sveikinuosi su Povilu. Mūsų tikrai fiderio žvaigždė ir ne tik mūsų, jau gali sakyti pasaulinio masto, apie kurį dar galbūt ne visi yra girdėję, ne visi pažįsta, tai šiandien tikrai susipažins. Sveiki visi, aš esu Motiejūnas Povilas, arba dar kitaip Fider Povilas. Esu Lietuvos dugninės meškerės čempionas, pasaulio vicečempionas komandiniai įskaitoj, daugelis komercinių varžybų nugalėtojas. Šviežiausias laimėjimas tai L-Black Lenkijai, Lovisko.net rengiamose varžybose. Pavyko iškovoti antrąją vietą, pritrūko iki pirmos vietos taškų. Balų skaičius su pirma vieta buvo vienodas, bet šiek tiek pritrūko svorio. Tai vat, praeitį metai tokie kaip individualioji įskaitai tai buvo čempioniški. Su komanda pasipuošėm bronziniais, kaip sakant, medaliais. Kas liečia Lietuvos dugninės meškerės etapus, tai pirmame etape asmeniniai įskaitoj sugebėjau užkovoti pirmąją vietą, antrame etape likau 14, trečiajame etape likau asmeniškai 3 ir bendroje sezono įskaitoj komandiškai taipogi likome 3. Gerai, pakalbėsime visą kelią, čia visi pasiekimai, bet man visada įdomu vis tiek, žmogui istorikui įsilavinus, kaip ten viskas prasidėjo dabar. Tai nuo tokio gal, turbūt tradicinio klausimo, kaip su ta žvejyba, nuo kiek metų ir paskui kitas būtų, kodėl fideris. Taip, žvejoti iš tikrųjų pradėjau būdamas 7 metų. Tėtis nusivedė pirmą kartą žvejoti. Tai yra žvejyba turbūt prasidėjo kaip ir pas visus su plūdinukė. Dar kaip vakar atsimenu, dar vaikas būdamas užkibusi pirma žuvis, iš tikrųjų netgi susijaudinau, netgi negalėjau rytės pasukti, ėjau su meškerio krantu, ištraukiau tą žuvį. Tai nuo to momento atsirado ta meilė žvejybai, atsirado ta aistra vadinama irgi, o paskui po truputį žingsnelis po žingsnelio, tais laikas atsirado ir jau dugninė, signalizatoriai, paskui ta ir plūdinė žvejyba modernizavosi, po truputį ėjo į priekį, taip ėjo ir priėjo link to sporto. O kaip tada dabar irgi, kaip tas fideris, ir plūdinė buvo ir kažkokie tai kiti būdai, kaip būtent fideris ko užkabino? Fideris turbūt užkabino mane tuo, kad jisai yra smulkmeniškas, tai yra toksai ilgas procesas, kur yra labai daug sudedamųjų dalių. Tai jeigu taip pradedant nuo apačios, tai kabliukas, fidergamas, atvadėlis, pats valas, viršūnėlė, rytė, visa tavo ta įranga, tai yra duoda daug, ta pati netgi viršūnėlė, jeigu tu gaudai smulkesnę žuvį, tai yra jau turi būti plonesnės viršūnėlės, jeigu gaudai srovėjai, tai jau jinai turi būti standesnė, 5, 4, 6. Daug niuansų, žodžiu. Labai daug niuansų. Tas mane ir žavi iš tikrųjų fiderį, kad yra viskas apie smulkmeniškumą ir apie didelius kiekius niuansų. Tinkantis pedantam, ne būdas. Tikrai taip, tikrai taip. Tai va, kaip dabar su pačiu sportu, kaip nunešia čia dabar kokie keliai, kaip papuolė, žvejoji savo malonumui, galvos nesakyti, dabar čia sportas, važiuok, čia kažką treniruokis, kaip šitas kelias? Kai tu sėdi savose žvejybose, ten vienas arba dviese, arba maksimum 3, tai ir tau kimba, sekasi, atrodo viskas išeina, viską moki, tai galiausiai ateina tos mintis, kad galbūt reiktų pabandyti save varžybose, gal ir per varžybas viskas eis neblogai ir tu tą žuvį pagausi. Tai ir ateina tokios mintis, kad reikia žengti žingsnį link sporto. Metus atgaudžiau iš tikrųjų savo malonumui ir sekančiais metais žengiau žingsnį link sporto. Iš galbūt dabar tiksliai neatsimenu, buvo 5 ar 6 varžybos, iš jų 3 varžybos baigėsi su priziniam vietom. Tokie buvo mano pirmi. Debiutas įspūdingas, tikrai retas, sakyčiau. Kaip yra tas irgi, man visada taip irgi sporto kažkiek teko ragauti, bet manęs nepatraukė vien tas dalykas, kad, toks, kaip sakyti, žvejyba atsipalaidavimas ir galvoja apie žuvis, tu neskabinu. Sportas tai yra konkurencija, tai yra kažkokie nervai, yra kažkoks tai adrenalinas, kažkur jaudinasi ten, žinai, kažkoks toks
ar neužmuša malonumo žvejybos sportas, sakykime, ar lieka ta žuvis, gamtos grožis, ar kažkokia romantika, ar viskas nepavirsta kažkokiais taškais, ten rezultatais, reitingu ir panašiai. Galų gale tenka pripažinti tai, kad sportas ir ta pagauta žuvis pasiverčia į taškus. Kaip pavyzdys, ar tu tą dieną pagausi 15-10 karšių ar 20-30 aukšlių, jeigu tu surinki mažiausiai įmanomą kiekį baudos taškų, tai iš tikrųjų malonumas tas pats. Nes kaip ir minėjau, žuvis tampa taškais, žuvis tampa tuo sportiniu procesu, viskas apie balus, apie aukštesnę vietą. Ir tai tiek. Turbūt sportas tada ne visiems gali sakyti, kad kaip kas ko ieško, žinai, kokia motivacija yra vis dėlto tobulėjimas turbūt. Kas labiausiai motyvuoja sportą? Mane asmeniškai motyvuoja tai, kad, kaip ir minėjau, tas visas smulkmeniškas procesas, tas išsiaiškinti naują lokaciją, galbūt naujas sezonas, kad ir toj pačioj vietoje vyksta pas mus irgi Lietuvos čempionatai, bet labai dažnai būna taip, kad keičiasi tas žuvies elgesys ir norisi visą laiką išnarplioti tą žuvies elgesį, pagauti daugiau negu kad tavo konkurentai. Toksai kaip ir, galėčiau pasakyti, kažkiek adrenalino, tokių emocijų, norisi sėdėti, sukti tarytę greitai ir viskas atrodo, judys, kažkur skubi, bėgi ir kitaip ir jau net nebesigauna. Aš kitaip jau savęs ir nebesivaizduoju su meškere rankose. Norisi viskas, kad būtų greitai, kad būtų laiko limitas, o savai žvejybai ateiti, iš tikrųjų tai labai retai, kada pasirodau savose žvejybose, nes kai nėra konkurencijos, nebe taip įdomu pasidaro. Tai visa ta žvejyba dabar šiuo metu yra tik apie sportą ir apie treniruotis. Aišku, bet sporte vis tiek būna visko, gerai, čia pakalnėjom pasiekimus viską, bet būna ir tokių, nepasisekusių dalykų. Kaip nepalūžti, pačiam taip jau tekom kalbėti prieš tai, kad apie Serbijos čempionatą teko girdėti, kaip tą nesėkmę priimti, nes vis tiek yra sėkmė ir nesėkmė, tai visada greta eina. Jo, puikiai prisimenu serbišką nesėkmę, kaip vakar, tai čia turbūt toksai skaudžiausias dūris buvo, bet kas yra svarbiausia, tai nepalūžti ir aš asmeniškai iš savęs norėčiau pasakyti, kad aš labai norėjau grįžti į tarptautinę areną, norėjau įrodyti savo, galbūt ir žvejų bendruomeniai, kad tai, kaip sakant, buvo tas vienos dienos, tas vieno čempionato tas blogas pasirodymas, labai buvau motyvuotas patekti vėl į Lietuvos rinktinę ir įrodyti, kad tai buvo tokia, kaip, nežinau, kaip čia išsireiškus klaida, kaip vienkartinė nesėkmė. Dėkui, pavyko gerai su Lietuvos rinktinė pasirodyti Ispanijai, kaip sakant, įrodžiau savo, įrodžiau žvejų bendruomeniai, kad ir tas blogas pasirodymas nereiškia, kad ir toliau visi kiti bus blogi pasirodymai tarptautinėje arenoje. Tai gal daugiau tiesiog apie tą Serbiją, kokia buvo situacija, kaip sekėsi, kas kurioje vietoje ten vis tiek klaidą padarėt ar kažkokią tai irgi pasirinkimą. Kad tiesiog įsivaizduoti, ir visi, kurie nedalyvauja varžybose, kaip yra, kokie gali. Jeigu lyginti Serbiją su Ispanija, tai tiesiog galėčiau pasakyti Serbijai, kad per mažai dienų skiriam pasiruošimui. Mes kaip ir atvykome jau į tas generalinės treniruotės nuo pirmadienio iki penktadienio, o Ispanijai mes dar atvykome į žvalgybą 4 dienų, ten praleidom laiką ir kaip ir tas davė tą pirmąjį gerąjį žingsnį, kad tie rezultatai ateitų. Paskui atvažiavome prieš tas generalinės treniruotės dar 4 dienas anksčiau į Ispaniją, toj pačioj upiai gaudėm, bet kadangi negalime tam ruožę gaudyti savaitę iki pasaulio čempionato, tai mes ten už poros kilometrų nuo tos vietos žvejojom, buvo tie patys karosai, tas labai panašus ritmas kaip ir toj lokacijai, kur bus čempionatas. Žodžiu, taip ir išėjo, kad buvo rezultatai. Esmė tame, kad reikia skirti laiko. Reikia skirti treniruotėms laiko, analizai, skaičiuoti žuvį, skaičiuoti to žuvies vidutinį svorį, kai kas antras sportininkas atsisėda su skirtingom taktikom. Žodžiu, viskas apie treniruotės ir laiko investavimą. Bet
kaip nepalūš, va čia gal iš psichologinio taško pasakysiu, vat buvo nuvažiavo į čempionatą, čia jau kaip sakyti, ir staiga taip pokštą, neatsimenu, prieš kelintą vietą ten buvo, už galenę, ne ten kažkur. Bet tada, kas komandai vyksta, va tas ir pačiam asmeniškai vis tiek ar nepasipila kažkokie tarpusavio kaltinimai, ten aš tą sakiau, tu taip sakiau, ir kaip toje vietoje. Nu, nespjauti iš visą sportą, sakyti, nepasitikė trenktas meškeres, žvejoti savo malonumui nesugalvos. Iš tikrųjų, kas liečia kolektyvą, tai priėmėm kaip natūralų tą pralaimėjimą. Kaip sakau, kaip ir minėjau, tiesiog per mažai pasiruošimo buvo. Ir kaip nepalūš, tai čia galėčiau pasakyti, kaip individualus reikalas, galbūt kaip kažkas priima. Na, kaip pačiam, kaip nepalūš pačiam po to, jeigu nesėkmė. Aš tiesiog norėjau įrodyti savo ir norėjau įrodyti tam žvejų bendruomeniai, kad tai tiesiog buvo nesėkmė su mažai dėtų darbo. O kas padeda tobulėti pačiam, kas labiausiai? Ar teisybė, kad nesėkmės labiau padeda tobulėti negu laimėjimai dideli? Nes sukrečia, žinai, kažką priverčia keisti kryptį, kažką tai permastyti, nesėkmė ar ne. Aš asmeniškai, jeigu ir varžybose pasiseka ir nepasiseka, visą laiką keliaudamas atgal namo, aš visą laiką apgalvoju tas varžybas, kas buvo tos sesijos metu, visą laiką tu pamastai, ką padarei gerai, ką padarei blogai, tokią savianalizę atlieki ir tada pasidarai tokias tam tikras išvadas, galbūt tam tikroje situacijai, ne tą kabliuką užsidėjai, ne tą gyvą komponentą, kaip sakant, į vandenį numetė su šėryklą. Žodžiu, daug niuansų, tai ir judi po truputį. O kiek laiko užima, kiek reikia to įdėti, sakykime, žmonės mato varžybos rezultatas, kiek darbo iki jų būna, sakykime, valandų, jeigu taip vidutiniškai paėmus, kiek treniruočių, kiek valandų pasirašymo namie, nežinau, ten pavadėlių raišymų ar dar kažkokių dalykų. Taip, kiek laiko taip jau? Iš tikrųjų, jūs esate teisus, taip viskas prasideda namuose, nuo kabliukų rišimų. Tai stovinčiam vandeniui, tai dažniausiai būna taip, kad tu vis tiek ten tuos iki metro pavadėlius raišioji. O kas liečia upę, tai ten būna visko. Ir metras 50, ir netgi iki 2,5 metrų ilgio pavadėliai kartais nueina. Taip užima laiko, ateini, pasėdi vieną kitą valandėlę, riši tos kabliukus, žiūri tos dydžius, įsivaizduoji tam tikrą situaciją, kur kokią tau kabliuko reikės. Niekada negali žinoti, kokia to pavadėlio, tai aš asmeniškai būnu visą laiką pasiruošęs, pas mane būna daug visko, daug tų pavadėlių, visokiausių ilgių. Tai o kiek valandų maždaug, jeigu skaičiuojant ir treniruotės laiką, ir pasirašymą, ir visus kabliukų raišymus, ir nežinau, ten su komanda aptarimus, gal kažkokių taktikų ar bendrų? Tai galiu pasakyti, kad jeigu savaitę prieš Lietuvos čempionatą, tai aš jau pasirišu kabliukus, kokius, nesumeluojant, 3 vakarus tikrai pasėdžiu, taip, po 2 valandas, kokias 6 valandas iš viso skiriu ten tiems pavadėliams, paskui pasidarai tas generalinės treniruotės, pasižiūri, kurie kabliukai, kurie pavadėliai buvo tinkami, tada atsisėdi jau prieš varžybas tą vakarą, jau žinai maždaug plius minus, kokie tie ilgiai, kokie kabliukai dirbs, tai tu jau kaip ir žinai maždaug, kokių tau reikės ir pasiruoši tokių, kokių tau reikės tą akimirką. Kiek dabar žūklės sportą lemia, sakykime, toks dalykas kaip pasiruošimas, įrankių kokybė, nežinau, ten dar, kiek, sakykime, sėkmės dedamosios, kiek yra, kiek nuo ko priklauso, ir kiek ten kokia laimė lemia, nežinau, ten sektorių ištraukti sėkmingą. Nuo ko, kaip tos, sakau, proporcijos susideda, kaip pačiam atrodo. Taip, iš tikrųjų, jeigu geras sportininkas atsisės į blogą sektorių, tai tas geras sportininkas visą laiką aukščiau vidutinio rezultatą tikrai išspaus. Jeigu šiek tiek prastesnis sportininkas papuls į gerą sektorių, tai irgi tikimybinga, kad jisai pasirodys gerai, bet visą laiką aukštesnė meistriškumo sportininkas, kad ir iš prastos vietos jisai vis tiek išspaudžia daugiau. O kas liečia sėkmę, taip jinai kažkiek tai procentaliai lemia. Ta prasme, tu gali paskutinę akimirką pagauti didelį karšį arba didelį sazaną, arba tą žuvį ištraukti, kad ir tą plakį nediduką, kuris ten turės tos 100 gramų ir galbūt tie 100 gramų tau lems tuos mažesnius balus.
Tai vat, aš galėčiau sakyti, kad sėkmė yra va šitoj vietoj. Bet vat, jeigu kalbėt nebendai apie sportą, bet apie feederį, vat, kiek lemia, sakykime, procentaliai, kad jaukai, pavyzdžiui, jaukų kokybė tam. Pavyzdžiui, jaukų kokybė taip lemia. Sudėtis nušalių irgi, žinai. Taip lemia, yra daug iš tikrųjų lemia, yra, kaip aš sakau, yra kokybiški jaukai iš daugiau sudėdamųjų dalių sudėti, yra jaukai, kurie yra prastesnės kokybės. Jeigu tu atsisėsi prie žmogaus, prie sportininko, kuris tuos naudoja kokybiškesnius jaukus ir supranta, kaip reikia žuvį pagauti, kaip elgtis presingo situacijai. Taip jis dėja, bet jis daugiau pagaus už tave. Nu, bet taip, jeigu feederį žiūrėtų, sakykime, įrankių dabar kokybė, sakykime, to pačio, ar ten feederis ten už 300 eurų, ar jis ten už 100 eurų, ar ten, nežinau, už 50. Tiesiog irgi daug dabar nueita, nu, tu reikia tik brangiausių įrankių, tik tai to tu pagausi, bet gyvenime kažkaip matau, kad nebūtinai ten, tau lemia kiti dalykai. Taktikos, pavyzdžiui, sėkmingos pasirinkimas. Tiek lemia ten ar jaukinimo, ar nežinau. Taip, ne viskas apie įrankius. Aš sakau, kad geras įrankis tai yra nebūtinai tau padės pagauti daugiau žuvies, bet su geru įrankiu gaudant tu tiesiog asmeniškai tu pats, kaip žvejys sportininkas, tu patiri didesnį malonumą. Ten blankas bus geresnis, ta akcija galbūt bus geresnė, ta rankena bus geresnė, bet ar brangesni įrankiai tau padeda pagauti daugiau žuvies, tai galiu pasakyti tikrai ne. Ir kad ir suprastų įrankių tu atėjęs, bet gaudysi ir pasirinksi teisingą taktiką, tu pagausi tikrai daugiau negu tas asmuo, kur atėjęs su geriausia įranga. O kiek, sakykime, irgi grįžkim prie varžybų, kiek kainuoja, nu, vis tiek ta įranga ir tų kabliukų ten šimtai, bet irgi visa kita. Kiek kainuotų sportininkų, sakykime, pasiruošti varžybom, taip minimaliai, jeigu susirinkti viską nuo nulio? Nuo nulio. Ar tai labai brangus sportas, sakykime, feederio tai paėmus ir taip, kiek pašarų į vandenius, nu, maždaug, kokia yra, sakykime, varžybų savikaina. Tai vienas tai pasiruošimas žmogui įrankių supirkimas, o kitas grynai masalų jaukų, ten nežinau, kūro dar kažkokie kainuoja tas. Tai galėčiau pasakyti, jeigu tai yra vienos dienos varžybos, tai yra viskas ryškiai pigiau. Jeigu tai yra 2 dienų varžybos, tai jau šiek tiek... Maždaug, taip, jeigu eurais paskaičius, kiek gali būti irgi taip. Jeigu taip euros paskaičiavus, jeigu yra komercinės varžybos, yra vienos dienos varžybos, tai tau kaina maždaug apie 100 eurų kainuotų varžybos. Susiruošti, jau kaimas savai viskas susidėta. Nu, plus turbūt kūros nesiskaičiuot, važiavimas visą kitą jau savo ten. Taip, jeigu, sakau, komercinės varžybos paprastos vienos dienos, tai apie 100 euriukų. Ir pasiruoš kokiam čempionatui irgi taip skaičiuoju, dieną 100 eurų grubiai. Maždaug taip, bet iš tikrųjų dar kažkiek rėmėjai duoda. Bet irgi buvo kitas klausimas, iš tikrųjų, kiek iš savo kišenės šitas malonumas sportą, kiek kažkokie rėmėjai gal kažką tai duoda, kiek šitas... Kažkiek tai duoda rėmėjai, kažkiek tu, kaip sakant, investuoji ir savo pinigėlį į pagrindę, tai tu investuoji į kabliukus, ten į vatos... į meškerės, į valus, o kas liečia jaukus, tuos priedus, tai kažkiek tai ir padeda rėmėjai. Lengviau, žinoma, lengviau. O kiek varai, tai vėlgi tas prie pirmo klausimo grįšiu, kiek susirinkti žmogui, sakykime, minimaliai turėtų varžybom. Tu nori dalyvauti dabar varžybose, sakykime, ar žmogus žiūrėtų savo malonumui. Ir kiek jam kainuotų, kiek reiktų meškerių turėtų? Klausimas. Nes vis tiek varžybos skirvytė, ten ir kažkokiai stovinčiai baloj, ten kokiuose bubliuose turbūt labai skiriasi ir skirtingų įrankių reikia. Kiek tas minimumas būtų turėti feederių, automatiškai iš kuryčių ir balų, ir būgnelių, ir ko nori? Tai aš visą laiką sakau, kad jeigu tu turi vieną tokią pačią meškerę, tai tu privalai turėti tai meškerį dvinukę, tai pas mus vadinama dubliais. Tai jeigu tu turi pikerį 3 metrų, tai tu turėk antrą tokį patį. Bet tokį patį? Tokį patį. Aš asmeniškai, pas mane visas meškerės yra dvinukės, su tais pačiais valais, su tom pačiom rytėm, tie patys meškerykočiai, ta pati akcija, viskas turi turėti porą. Bet kiek tokių komplektų taip reiktų? Pas mane dabar, aš dabar galvoju, tai man atrodo, kad pas mane yra apie 12 meškerių. Tai yra
4,20, 3,90, 3,60, 3,30, 3 metrų ir kitos nuo senų laikų, nuo pačios pradžios. Ir visos su dubliais dar. Tos išvardintos pagrindinė ilgio, taip, visos turi dublį. Turi dublį pas mane 4,20, 3,90, 3,60, 3,30 ir 3 metrų. Tai dublis dabar yra kam? Jeigu tau ten susipainė per varžybas, kažkas nutiko, kad tu ten nežaistum, laiko negaištum. Taip, tikrai taip. Kiekvienoje meškerėje yra visą laiką paruoštas kabliukas, kad negaišt laiko, nedėt kabliuką. Tai visą laiką, jeigu žvejos tą meškerę, jeigu kažkas, kaip jūs sakot, susipainioja, ten kažkas atsitinka, nutraukia, būna visokių situacijų ten. Viskas, ten padedi tą meškerę, pasiemi greit kitą maseliuką uždedi ir viskas žvejoja. Viskas jau tu būna paranka, viskas būna paruošta, tau tiesiog reikia paimti masalą, užmesti ir viskas. Tu jau būni viską apgalvojęs, visus žingsnius, kas bus, jeigu bus. Tai ten maždaug panaši šėrykla visą laiką uždėta, panašus pavadėlis, labai tas fidergamas ir valas, viskas vienodai. Aišku, kiek šėryklų ir kažkokio tokio komplektų pavadėlių irgi ten turbūt jau taip, kaip esu matęs, kažkaip dauguma su autobusais, su autobusiukais atvažiuoja varžybas. Su lengvo jau nelabai telpa, ar dar kol kas lengvos užtenka? Dar kol kas lengvos užtenka, iš tikrųjų dar kol kas lengvosios užtenka, bet jau sunkiai lenda, iš tikrųjų sunkiai tie daiktai, tų daiktų reikia daug, tų kibirų, sietų, sijojimui, gyvų tvarkymui. Bet jeigu tai visą sudėjus, tai ir platforma, tai 12 kotų, ten dar kažkokiu dar, vis tiek, sumelė investicija turbūt jau taip, bet nemažai tūkstančių išeina susidėti. Taip, aš taip maždaug paskaičiavau, tai apie, jeigu tu nori viską turėti, nebūtinai ten aukščiausias klasės, tai apie 3000 investicijos, manau, kad pakaktų. Sportą, sakyčiau, nedaug, kaip kokį mašinų sportą palyginus, ar ten motociklų, ar ten slidinėjimus, ar ten kažkokius dar. Aš dar galvoju, kad fiderio žvejyba, tai ir jinai dar tokia nėra baisiai brangi, nes yra įvairiausių tų pasirinkimų ir tų kotų, yra aukščiausias klasės, yra vidutinės klasės tų meškerių ir tų pačių ryčių. Tu gali ateiti, kad ir su bėgesnė meškerė, bet tu tikrai nuveiksi tuos darbus, gali ir pagauti tos žuvies ir atlaikyti tą presingą. Nebūtinai pirktis tuos brangiausius daiktus. Aš pradėjau asmeniškai tikrai su vidutiniom, netgi žemesniem klasės meškerikučiais tiek rytėm. Man sekėsi puikiai ir galiausiai tu paskui pamatai, kaip gaudo tavo kolegos, išbandai jų meškerės, tos kotus vadinamus ir tau tiesiog yra didesnis malonumas gaudyti su brangesniais kotais. Bet kaip ir minėjau, tai pigesnis kotas tai nelemia tavo rezultato. Aišku, dabar toks vis tiek, ar tai fideris vis dėlto individualus sportas, nes vis tiek jūs važiuojat su komanda, atvažiuoja kažkokie treneriai, kažkokie ten skautai ir kaip pasižiūrėti irgi ten, kas ten kažkur biškį informacijos parenka, kaip ten kolegoms sekasi pašnipinėti. Kiek pat lemia, kiek svarbus, to jau apie tarptautinės varžybas kalbėti, trenerio vaidmuo yra ir kiek yra, sakykime, trenerio indėlis varžybos ir kiek sportininko pasirinkimai, kiek jis tos laisvės turi. Iš tikrųjų, tai treneris reiškia labai daug, todėl kad treneris apskaičiuoja ten tą pagautą žuvį, veda vidurkį, jisai žino tavo tą dienos taktiką, kurios tu turėjai laikytis. Jis ir atlieka tą tokią žvalgybos analizę, kur kiti treneriai sėdi tam tikrose zonose, jie pasižiūri, kaip kitos šalies atstovai gaudo. Tai trenerio vaidmuo yra beprotiškai svarbus, labai netgi beprotiškai svarbus, jo darbas yra, aš netgi galėčiau drąsiai teikti, sunkesnis už sportininko. Nes sportininkui yra, tu atsisėdi, tau pasakyta, ką tu turi daryti, kokios taktikos laikytis, o trenerio darbas yra viską apgalvoti ir paskui pateikti visą informaciją sportininkam ir tai judėti į priekį. Iš tikrųjų atsakingas darbas. Bet iš esmės sportininkas pats prisimoni, sako treneris, tu dabar gaudyk taip ir taip, tokią žuvį, tokios stumo, ar čia sportininkas sprendžia, kur yra trenerio, sakykime, atsakomybės ribos ir kur yra pačio sportininko. Nes nuomonės gali išsiskirti ir turbūt dažnai būna, kad čia... Taip, išsiskiria, žinoma, ir ne vieną kartą buvo išsiskyrę, bet treneris, žinoma, suteikia ir lankstumą sportininkui, nes sportininkas ir kažkiek tai, ne kažkiek, bet atneša informacijas ir treneriui, tai treneris turi apdoroti tą informaciją. Bet dažniausiai būna taip, kad
treneris tave pasodina su tam tikra užduotim ir tu kaip sportininkas turi bandyti įvykdyti tą užduotį ir tada, sakau, skaičiuojama statistika žuvies, skaičiuojamas tas jos dydis ir visa tai lemia tos visos detalės į šviesesnį rytojų. Aišku, smagu iš tikrųjų. Bet čia irgi toks klausimas gal susijęs su pradedantiesiam ir vėlgi truputį gal nuo sporto nukeliausim. Koks geriausias kelias tobulėti feederį, jeigu kol kas dar nesiruoši dalyvauti varžybose, bet tiesiog nori pats tiesiog tobulėti. Nuo ko pradėti, kas yra svarbu ir kas gal mažiau svarbu, nes tie klausimai iškyla, žinai, nes jeigu tu įsijungi interneto forumus, nusipirk būtinai meškerį už 300, čia pirmiausiai, čia tik tai, tai ten dar, žinai, ten tą, bet... Svarbiausia, tai tavo kely yra tinkami žmonės, kurie tave nukreiptų tinkamą linkme, kurie tau, kaip čia pasakius, pateiktų informaciją, kuri yra teisinga apie tas meškeres, apie tos jaukus, apie tą užmetimą. Svarbiausia yra žmogus, kuris tau duotų, kaip čia, postumį teisingai į priekį, kuris, kaip aš sakau, vadovautųsi blaivių protų, suteiktų tau galimybę, kaip jeigu tu nesiruoši dar varžybose dalyvauti, bet tu nori tobulėti, tai sakau, kad žmogus būtų, kuris tau parodytų, kaip viskas vyksta, kaip užrišamas pavadėlis, koks turi būti fidergamas, koks atvadas, kokie maždaug plius minus meškerė, kad ten atėjęs žmogus neateitų su botagu, su kuolu, kur ten viršūnėlė net nejuda, kad paaiškintų jam, kad turi būti viršūnėlė jautriai, kad matytų kibimus. Daug niuansų iš tikrųjų, kai pradedi gaudyti, tai daug niuansų yra ir kaip tą žmogų surasti iš tikrųjų. Čia yra klausimas, nes gerai, kažkam pasisekė, bet pačiam bendradarbis lyg tai buvo, ne kažkur. Taip, mano pradžia buvo tai ties bendradarbiu, aš atėjau į žūklę su signalizatoriais, o bendradarbis pasistatė kažkokią dėžę, aš net nežinau to momento, kad jinai vadinama platforma, pasistatė stalą, atsisėdo taip patogiai, išsitraukė ten 2, 3 ar 4 meškeris, dabar tiksliai neatsimenu, aš tokiam akim žiūriu, išsižiojęs, man taip įdomu, žiūriu, kad mano tas bendradarbis tokią žuvį pagauna, paskui tokią pagauna, paskui vėl tokią ir vėl tokią, galvoju, kaip taip įmanoma, ta prasme, tą pačią akimirką ir pagauti ir mažą, ir didelę žuvį. Tada pradėjau jo klausinėti į daug įvairiausių dalykų, kokią man meškerę nusipirkti, kokią rytę, ta prasme, ta akimirka taip pas mane papuolė žmogus, kuris kažkiek išmanė apie šitą fiderinę žvejybą. Šiuo metu jisai negaudo, bet aš jam esu dėkingas. Dar esu labai dėkingas savo buvusiam klubiokam, tai yra Tomas, Vadimas, kurie mane link to sporto pastumėjo, parodė man pradžią tą visą, kokių klaidų nedaryti ir kažkaip žengiau tos žingsnius į sportą ir po šiai dienai gyvenu tuo ritmu. Dar tada klausimas irgi toksai, manau, kad padėtėm žmonėm, pradedantėm ir sportą, ar apskritai su feederį, kad jūs galit po šito video, kai jis išeis, rašykit klausimus, bičiuliai, ko reikia, kaip norėtumėt paklausti, sakyti, irgi tas kelias ir bandysim gaudyti mes Povilą kažkaip, atsakysi juos ir tokių minčių yra bent man gal padaryti keletą edukacinių tokių laidelių, tokius konkrečiom temom, žinai, ten, nežinau, ten šėryklės, ten meškerės pasirinkimai, taktikos žvejybos, ten dar kažkokie tokie dalykai. Na ir kažkaip tai truputį duotos šviesos tokios, kažkokios tikros informacijos, ko nors. Informacijos yra milijonas, pilnas internetas, bet 90% yra kažkokio tokio, kaip sakyt. Taip, triukšmų, sakykime. Kaip ir minėjau, reikalingas žmogus, kuris užvestų ant tinkamo kelio, tai ne greičiausiai, o geriausias būdas tai yra gyvas bendravimas, gyvas parodimas, ten nesusiskambinti, prieiti prie vandens, papasakoti, kaip užmesti, kaip skanuoti dugną, kokia sistemėlė turi būti, koksai kabliukas, tai yra geriausias būdas, kaip sakant, pritraukti žmogų link to feederio, nes kaip jūs ir minėjot, informacijos daug ir ne visur yra tinkama ir panašiai. Tai viskas apie gyvą bendravimą. Gerai, bandysim spręsti tą klausimą pradžioje, o paskui kur turbūt galima
patį varžybą, bet varžybose nėra kada ten kokius klausimus atsakinėti, bet kokiu treniruočių metu žmogus gali paklausti. Tai žinoma, visą laiką aš ir savo ir kolegams, ir sportininkams sakau, visą laiką galite kažką paklausti. Aišku, tų didžiausių paslapčių sportininkai vienas nuo kito, kaip bebūtų gaila, bet slepia, kiekvienas turi savo kažkokių individualių, kažkokių komandinių, tų paslaptėlių. Niekas nenori tų aukščiausių pozicijų prarasti. Tai va, tokia yra konkurencija, bet dėl bendros visumos, dėl visų tų jaukų, tai visą laiką galima užduoti klausimus, visą laiką drąsiai atsakysiu. Pats asmeniškai prieinu, jeigu matau, kad mėgėjas daro tam tikras klaidas, ateinu, paaiškinu jam, papasakoju, kaip čia geriau padarius ir žmonės džiaugiasi, kai pamato, kad iš tikrųjų reikia padaryti va tik tai tiek, kad pagauti žuvį. Tai ir turbūt turiu feederio šitą Facebooko grupę, ne? Taip, turiu ir Facebooko grupę, tai yra pas mane jinai Feeder Povilas arba tiesiog Facebook'e yra Povilas Motiejūnas. Visą laiką galite rašyti, užduoti klausimus, aš tikrai juos bandysiu atsakyti ir jums padėti. Bandysim gal vieną kitą laidelę paleisti iš tikrųjų su praktiniam pamokom. Žinoma. Ačiū, dėkui, Paulai, labai smagu pabendraut buvo. Nu, papuls gal prie vandens su meškere, dabar va čia taip grožimės tokia vienas slaptas ežeras, tik tai nesakys Povilas, kur čia viena iš paslapčių jo. Tokia viena iš tikriausiai niekam nežinomų vietų.